Zakas Krosvelas ir kitas Vaitkus, Matas ir Ignas Vaitkui abu aikštėje. O čia Smailagičiaus įkirtimas be kamulio ir pirmieji Serbo taškai, o šias rungtynes Mažeikiai čia prie savų sirgalių apskritai sutirpti. Pergalės prieš Šiaulius, Wolves nekėlė didesnių klausimų taip pat. Tiek vieniems, tiek kitiems bus tas susitikimas. Laimi pats, neduodi taško varžovams, o čia Matthew Mitchellas iš 3 taškų zonos meta ir tai daro tiksliai. Šį kartą Francisko. Iš toli meta netiksliai, Mitchellas gerai, suvaldo kūną, puikus jo epizodas. Stabtelėjo Žalgirio puolėją. Didelė Nevėžio, bet problema jau 5 kamuolius prarado Kėdainių ekipa žaidžiant čia Žalgirio arenoje per 6,5 minutės. O dualą gynyboje prieš Francisko. Krosvelas mobilus, aukštaūgis, galintis tikrai gintis ir po susikeitimo. Sirvydis nueita nuo Deivido Sirvydžio, ojojoj. Nuspėjamas perdavimas Ignas Vaitkus. Perima kamuolį ir Žalgirio žaidime to broko. Taip pat yra čia Deividas Sirvydis. Po to susitikimo neįtin buvo patenkintas savo auklėtinio pasirodymu. Po to turėjo jau gerokai solidesnį mačą Buika. Čia Sirvydžio perdavimas Dunstonui, ieško Žalgiris vidurio puolėjų. Dažnai ten įvyksta tie išsikeitimai. Kozys prieš Aiziją Vongą. Pamestas Girardas, bet blokuojamas jo metimas. Girardas žaidėjas, kuris pasinaudojo tokiamis progomis ir štai taip, Kėdainių ekipa artėja iki 2 taškų skirtumo. Vongas iki galo 2, Aizija Vongo taškai 2. Ir štai taip, Žalgiris jau turėjo dviženklį pranašumą, atrodė, kad gali pabėgti gana greitai. Lieka 1 taškas, kurį dabar į 4 paverčia Silveinas Francisko. Jo, tikslus, tolimas metimas. Ir klaida Nevėžio žaidime, metas Mitchellas, kaip dabar Kėdainių komanda dantimis ir nagais mažinusi tą atsilikimą greitai. Girardas, rizikingas jo perdavimas per Bryantą Dunstoną Krosvelui ir Žalgirio aukštaūgis. Puikiai užsiima padėtį Matthew Mitchellas iš 3 taškų zonos. Pusę minučių atkarpą surinko 7 taškus ir daugiau nuo suolo nebuvo pakilęs. Čia Francisko iš 3 taškų zonos atidaro antrąją rungtynę. Arūnas Mikalauskas prieš Smailagičių ir yra bandymų nemažai atakuoti būtent Smailagičių. Čia Krosvelui pražanga, Andrėja Trinkeri prašo nesportinės. Silveina Francisko, Krosvelas agresyvus prieš Aiziją Vongą, šis Giedraičiui Smailagičius. Suspėja ten Vitalijus Kozys, Smailagičius, kokį tritaškį dabar pataiko. Dabar abi sumestos baudos, Ulanovas. Ir spėja pataisyti komandos draugo metimą Laurinas Birutis. Aišku, pasižiūrės, manau, dar arbitrai šią situaciją. Pasirodė 2 puolėjai. Birutis. Ir 2+1. Nespėja užsimti padėties Darilas Duala ir Birutis galingai užbaigė 3 kėlinį, solidžiai pradeda 4. Vaitkus laikė nuo jo pakankamai didelį atstumą Deividas Sirvydis, taip atimdamas galimybę verštis, o Bryantas Dunstonas arčiau krepšio susitvarko puikiai. Metimą. Čia Mikalauskas su Ulanovu. Kibiai ginasi Žalgirio puolėją, Nevėžio puolėjas, Sirvydis po driblingo, netiksliai, bet Edgaras Ulanovas. Kol kas iš to 2-2 Žalgiris, tiesa taip. Ulanovas po išsikeitimo prieš save turėjo Girardą. Perdavimas Mitchellui, šis dar kartą iš toli. Matthew Mitchellas. Francisko į baudos aikštelę, jo kūryba, Ignas Brazdeikis atsiduria visiškai laisvas ir Žalgiris šiandien 3 taškus meta labai gerai, 16. Francisko. Mitchellas prie savęs turi Girardą. Mikalauskas pasislenka padėti ir nukeliauja kamuolys iki Dovydo Giedraičio. Vien tai, kad Andrėja Trinkeri buvo išvarytas iš aikštės po 2 techninių pražangų, parodo, kad įtampos buvo nemažai, o čia Laurinas Birutis, jo blokas, Aizija Vongas ir dar 2 Žalgirio taškai. Gediminas Petrauskas nepatenkintas. Gediminas Petrauskas prašo minutės pertraukos. Vongas. Jo, sugrįžimo rungtynės pažymėtos, 11 pelnytų taškų. Ir Birutis, štai taip užsidirba 2 dublį, jo dėjimas iš viršaus yra